sakant, tie nacistiški šalmai turi simbolizuoti jėgą jų. Čia lietuvių senoviniai šarvai. Ne, šalmai tie. Seimo ten sokelį. Dar gėda Ukrainos vėliavos. Žemelė. Liberalai nekenčia. Tautininkų? Tada, kad liberalai myli moteris. Oi. Todėl, kad tautininkai? Ja. Žadina tautą. Bet klausyk, čia yra mums komplimentas, pasiekimas, kad mes suasociavom partiją su... O ir tiesos eina visi geriausiai. Teisybės. Dredas praėjo. Kas? Dredas. Jiem bent per šūdus nereikėjo, nebuvo čia su arkliais tų policijų. Referendum žukai yra. Gal kiaušinį pamėgti? Aš stebiuosi, kaip jie lietuviškai moka. Hail, hail, hail. Hail, hail, hail. Labas. Aš vėl kavos. Tautą ir žmogų. Nes mes taip priėm. Čia taip visokių dabar sąsų galima prigalvoti, vieni kokie žmonės į tą pusę ir kokie grįžta. Pasikeitė truputį. Ta dalis irgi yra tokių, žinai, dalis šiek tiek. Už darbuotojai. Man lietuviai biškai būtų ginklą, šiaip apginsime
Lietuvą, tai Žalčių prasme, kaip čia dabar. Kaip ir tiesonas. Prasme ir daug nėra. Pažiūrėk, šitas dėstytojas eina fotkina. Ar tu nori postikanės jau kažkur? Kaip jis tas? Здесь, а šitas? Jo, žinau šitą. Aš žinau. Mano įsitikė Lukiškių pažiūrėt, kaip ten kas bus. Ne. O kas ten bus? Aš nežinau, kažkas į ten endpointas turėtų būti. Degins kokie Gal praeis? pasieniečius ant laužo. Gali būti. Rusiškus šūkius skanduos. Nu, turėtų būti. Arba galim taip ir vieną grupą vaikščioti, pavyzdžiui, per perėją. Aš kol kas noriu filmuoti. Viską? Viską. O paskui ką veiksi? Aplaudinsi. Oi, ne, tai ir aš kad repos šūdas. Uždėsiu juodą juostelę. Ir tu toks stop. Atpažinsi. Nu? A, tautininkai. Na gerai, tai aš tada einu iki Lukiškių pažiūrėt, kas ten vyks. Aš prisijungsiu. Nu, mano numerį ten viską. Ten viską. O, Tai ką, einu buvo? Pažįstame? Vytautas Šesinica. Žinai tokį? Girdėjau. Pažįstami iš interneto. Nes labai atpažinom. Tvarka ir teisingumas. Valdančiųjų maršas. Valdančiosios partijos. Tokia tikybos vaizdy. Kas įdomiausia su Lenkų rinkimų akcija kartu.